Nu, laba diena. Ir štai, reiškiasi, susitikom, reiškiasi, po rubriką, taip sakant, sovietmečio palikimas. Na ir kaip žinia, Ryga yra ta vieta, kur rusų kalbos gausokokai ir todėl gal visai ir nepaslaptis ir čia jinai nepriekota, nepaslaptis, ta prasme, nenustebino, jokio nėra nuostabamumo, kad mes čia staiga sutinkam tokį įdomų medinį įrenginį, kuris yra formos kaip koks ruporas didžiulis ir va čia va kažkokias durelės, va čia galima pagalvoti, kamgi jos va čia yra reikalingos. Tada, reiškiasi, mes va čia va matom va šitą vietą, kamgi jinai čia galėtų būti reikalinga. Čia, na, taip sakant, pagalvokit, pamastykit, kamgi čia tas galėtų būti reikalinga. Dar per vidurį, reiškiasi, va, irgi va tokios durelės, čia tokios grindys didžiulės, va yra va šitame visame reikalėlyje va dalyvauja. Iš kitos pusės mes turim irgi tokios durelės su tokiais, va, reiškiasi, dar ir netgi su tokiais vat pagražinimais, o aš čia biškiu kava, kad jums taip pareiškėtų. Ir, reiškiasi, taip, visi iš karto jau pagalvojot ir supratot, kasgi tai yra. Tai tokia, reiškiasi, estrada. Ir kuo jinai yra smagi šita estrada, čia, iš esmės tai toks grįžimas gerokai gerų tokių taip 20 su kapeikom, gal netgi 30 su biškiuku metų į praeitį ir panašus daiktas stovėjo Vilniuje, dabartinėme Bernardinų sode, toje vietoje, kur yra fontanas, ir fontano gale stovėjo va šitokis daiktas. Ir jeigu jisai va taip pastovi, tai va iš tos pusės va jo, ten va buvo kažkur dar plokštelinė, kur irgi reiškiasi pasigooglint galima. Nu ir rašykite komentaruose atsiliepimus, kągi jūs galvojate apie tai. Ar tokia estrada stovėjo tuometinėme jaunimo sode, dabartinėme Bernardinų sode Vilniuje? Ar tai yra toks tikras grįžimas į praeitį? Ir jeigu nori pamatyti, kokia estrada stovėjo Vilniuje, kuri dabar stovi čia Rygoje, ir rašykit komentaruose, mes juos būtinai nieks neskaitysim ir nieko nesužinosime, o gal ir sužinosime, kaip ten viskas buvo. Na, dabar, kaip sakant, visi atsibodot, va čia gyvenimas tęsiasi, srautų pliurpuliuoja ir, va taip sakant, atsibodot, vienu žodžiu, viso gero. Va žiūrėkite į estradą ir viso gero, atsibodot, viso gero.